Labas, Rosita. Labas, Audronė. Džiaugiuosi tave sutikusi čia, draugų šilelį. Pirmą kartą pas tave esu, bet mes jau pažįstamos keletą metų. Taip. Ir kur mes susipažinom? Pas Loretą seminare. Pas Loretą Stankutę. Iš tikrųjų, tai buvo nuostabus seminaras. Ir kai yra pasakyta tokie žodžiai, ne, kai padarai sprendimą, tu nežinai, kaip išsirutulios viskas toliau. Tai turbūt darydamos tą sprendimą atkeliavę į seminarą, mes nežinom, kaip mūsų keliai toliau sutekės į tą vieną upę. Tai ir mes susitikom būtent giminių seminare ir buvom vienoj grupiai. Ir aš buvau tavo Marsas, o tu buvai mano Marsas. O ką žmonėm galim pasakyti, ar ne, Marsas tai yra tas, kuris arba dovanoja, arba baudžia. Taip. Manau, kad mūsų Marsas dovanoja nuo vieną kitą. Tikrai taip, nes mes ten susitikom, o paskui susitikom antrą kartą konsteliacijų mokymuose. Būtent. Ir jau beveik 2 metai mes tenais ir mokomės. Ir padedam žmonėm. Taip. Ir žiūrim, kad kuo toliau mes atrandam viena kitos panašumus. Kadangi Rosita yra mokytoja, o aš psichoterapeutė, tai vis tiek yra labai daug tų sąsajų. Taip, edukologija su psichologija siejasi labai stipriai. Ir mano veikloje tai atsispindi pagalba žmonėms. Manau, kad ir tavo veikla yra labai stipriai susijusi ne tik tai su pačia psichoterapija ir vieno žmogaus kaip gydymu, ar ne? Bet tu darai dar ir daugiau kažkokių tai dalykų, papasakok. Taip, aš dar save vadinu ir lektorė, nes jau nuo 2017 metų rengiu mokymus, būtent su kita kolegė iš kitos bendruomenės. Tai yra socialinis darbas ir būtent padedam žmonėm keisti profesiją ir ta profesija yra padėti slaugyti arba padėti prižiūrėti žmonės, kuriems reikia pagalbos. O kur galima rasti, kaip vadinasi šitą platformą? Patirtis ir idėjos.lt ir aš ten vedu seminarus, būtent emocijos ir konfliktai, pykčio laboratorija. Beje, būtent aš tuose mokymuose naudoju iš Loretos angelų seminaro laukinį rašymą išmoktą ir stresas ir perdegimas. Tai va 3 programos, kuriuose dalinuosi savo žiniomis, kaip lektorė, edukuoju žmonės. Fainai, nes aš edukuoju būtent paauglius. Ir mano edukacija emocinis portretas, kuri yra iš mano sričių fraktalinio piešimo, būtent apie emocinį portretą, mes jį piešiame, mes gryninamės, kokios emocijos, jeigu jos yra užstrigę, tai kaip jos veikia žmogaus kūną ir paaugliam mokyklose, tai iš tikrųjų labai padeda kaip pamoka. Yra 2 pamokos ir aš per tas 2 pamokas su jais užsiimu būtent šitą edukaciją. O jeigu paauglys, tarkim, ar žaloja save, ar nori galvoja apie mirtį, ar tu irgi gali padėti? Tai yra diagnostinis testas, fraktalinis piešimas yra mano, tokia, kaip aš sakau, jau įaugusi mano kraujo dalis. Čia irgi yra mano fraktaliniai piešiniai ir žmonės priima būtent draugų šilelyje ir atkeliauja taip pat, kai pavyzdžiui mamos arba tėvai nesusikalba su paaugliais, tai aš diagnozuoju, kas tai yra. Gali būti, kad fraktalinis piešinys parodo, kad kažkuriam amžiui yra užstrigę. Bet jeigu, tarkim, aš jau matau, kad tai yra ne mano kompetencija, aš to žmonės drąsiai nusiunčiu pas Audronę ir tu dirbi toliau, kol gali atgal atsiųsti pas mane karts nuo karto, ar ne? Taip, tai tiesa, mes atrodo paskutiniu metu net keičiamės klientais, bet ta prasme, kad jie dar labiau augtų. Kokių instrumentų aš neturiu, siunčiu pas tave, o kokių neturi tu, tai aš. Ne? Nes būtent aš dirbu su paaugliais ir vaikais, kurie išgyvena įvairias krizes ir tas grinai dugninės emocijas, kai nenori gyventi arba labai jaustosi, nesutaria su tėvais. Kartais net nutinka delikventinis elgesys, o tai reiškia, kad ar ten apsivogia arba mušasi, patyčios vyksta. Tai tenka palydėti tuos paauglius per jų paauglystę. Va, kaip smagu, iš tikrųjų, tai
labai geras yra būdas nesigėdinti ir nebijoti ieškoti pagalbos, ar ne? Taip. Nes žmonės, kurie bijo eiti pas psichologus, pas psichiatrus, pas psichoterapeutus pradžioj, ar ne, kaip pas tave Audronė, tai ateina pas mane, drąsiau yra nekalbėti, tie, kurie, pavyzdžiui, nenori kalbėti, sako, aš nenoriu, užsidaręs, nelįskit prie manęs, tai pirmiausia, jie išsipiešia fraktalinį piešinį, kaip diagnostinį testą, tada gauna atsakymus ir jau jie gali pradėti kalbėti, pradėti išsakyti tas mintis. Ir tada galima toliau siųsti kaip gydymui ar ne, tolimesnei terapijai į tavo psichoterapiją, geštalto psichoterapiją. Taip? Taip, aš geštaltą esu baigus psichoterapiją ir jis yra toks irgi tęsinys, sakyčiau, ką tu darai, nes tai yra kūrybinis ir holistinis požiūris į žmogų ir aš toliau jau žiūrim, kaip galim paaugliai ar vaikai išreikšti savo emocijas ir mokytis naujų įgūdžių. Tai reiškia, kad mes galim toliau irgi kažkokias piešimo detalės, paveikslėliai, smėlis, molis ar kitos kūrybinės priemonės būtent padėti jaunam žmogui suprasti savo pasaulį ir transformuoti tą visą skausmą. Ir iš tikrųjų atrasti ryšį su savo tėvais. Taip, o ryšys su savo tėvais yra pats svarbiausias, nes ką mes ir dabar darom konsteliacijų metode, tai būtent stiprinam giminės ir visos šeimos sistemos tą ryšį, struktūrą, atkuriam hierarchiją ir kai suvoki, kad tas meilės rautas neteka iš apačios į viršų, o teka tik tais iš viršaus į apačią, toks lengvumas ateina suvokime, ne? Iš tikrųjų, aš džiaugiuosi, kad mes tas technikas ir metodikas pačios išbandėm ant savęs ir aš labai stipriai jaučiu, kaip tas ryšys būtent su mama, su tėčiu. Iš tikrųjų, pirmą kartą konsteliacijas iš tikrųjų pajaučiau tą meilės rautą, kuris teka iš mamos į mane ir netgi fiziškai, emociškai, psichologiškai jaučiau, kaip aš augu. Ir terapeutė, ir tu buvai liudininkė, ne, kai tiesiog tas aš kaip vaikas 6 metų jaučiuosi 10, 12 ir 18 pasiruošus iš tikrųjų išeiti į savo gyvenimą, kai jau man daug daugiau metų, jau nebe paaugliškas amžius. Jo, ir iš tikrųjų tas konsteliacijų metodas yra toksai stebuklingas, ar ne? Atrodo, panacėja. Ne, tai ne panacėja, tai turim subręsti iki to, prieiti iki to, kad jau mes galėtume statyti tą konsteliaciją tam žmogui, kad jisai galėtų grupėje kalbėti. Aišku, grupė yra konfidencialu, bet kad jisai išdrįstų kalbėti su kitais žmonėm savo skausmingom temom, tai reikia praeiti mano terapiją, tavo terapiją, o gali būti, kad dar ir daugiau visokių terapijų, kada jisai gali prieiti iki to ir tada taip aiškiai suvokimai ateina toj konsteliacijoje, ar ne, kad aš esu mažas sraigtelis tam visam giminės ir šeimos sraute ir kad nereikia nešti sunkumų. Kad nei tėvam, nei seneliam, nei proseneliam nereikia, kad mes neštumėmės tos sunkumus, nes jie, toks jausmas, kad didžiuojasi tada, kai mes esame laimingi, ar ne? Taip, tiesa. Ir ką pastebėjom šitoj patirtyje, kad kai mes pykstam, norim nugrūsti kažką į savo vidinius sandėliukus, tada mūsų vidus ir nešas ir skausmą, ir ligas, ir kitas blogybės, o kai mes galim suvokti, kas slepiasi už to skausmo, ten atsiveria didžiuliai resursai ir lobiai. Ir tada ta srovė meilės iš tikrųjų yra. Mes galim, kartais ta konsteliacija gali kelių mėnesių ar kelių net metų darbą pagreitinti, ne, kad randi tą šaknį, nuo ko viskas prasidėjo, žmogui tada labai palengvėja, tarsi tas srautas pradeda tekėti to gyvenimo iš to kažkokio užšalimo ar užstingimo. Taip, taip. Tai aš galvoju, norisi pasidalinti keletų mitų, kur žmonės galvoja, kad kai ateinu į konsteliaciją, ten yra keliami protėviai iš kapų. Tikrai esu girdėjusi, ne vieną sako, o Dieve, kas ten bus, dabar ten ateisiu, visus protėvius iškels, kažką ten darys, statys. Tai ne, protėvių iš kapinių mes nekeliam, bet yra toksai vienas dalykas, mes būtent tą žmogų turim ištempti iš sunkumo,
kuris gali būti netgi per kartas nukeliavęs, tas sunkumas ir paimtas. Taip kaip mes pasiimam talentus, dovanas, išvaizdos kažkokius bruožus, taip mes pasiimam ir sunkumą, ar ne? Ir konsteliacija būtent yra tas metodas, kada mes galim paleisti tai, kas yra ne mūsų, ir eiti savo unikaliu keliu. Tai, ką daro ir mūsų mokytoja Loreta, keliauja savo unikaliu keliu, ar ne? Ir būrė didžiulę bendruomenę po Zachielės vėliava. Tai čia yra astrologinė konsteliacija, kur mes galim perrašyti savo programas, o mes užsimam tą konsteliaciją, ne, kur susitinkam su savo tėvais, protėviais ir savo ankstesniam netgi dalim. Ir aš manau, kad tai papildantis metodai vienas kitą. Būtent. O ką dar tu darai, Audronė? Papasakok, tu žinau, kad užsiimi ne tik tai psichoterapiją, bet yra dar pas tave vienas įdomus metodas, kurį tu taikai savo gyvenime ir darbe. Taip, aš savo asmeninėme kelyje atradau Theta Healing metodą. Jis yra daugiau toks meditatyvinis ir tai reiškia, kad aš su žmogumi mes sėdime užsimerkusios ir kylam į 7 būties planą, pas visą, kas yra kūrėja. Ir toj teta būsenoj mes galim pajusti, kur susipainiojam, kur tos programos, mūsų įsitikinimai yra netinkami ir galim tą pakeisti. Ir jau pastebėjau, kad taip pat Theta Healingas irgi atliepia arba gali keisti konsteliacijas. Irgi yra toks pat veiksmingas ir greitas būdas, tačiau kiekvienas žmogus jau renkasi pagal save. Nes vieniems tikrai patinka tas individualus darbas su savim ir jie nedrįsta eiti ilgą laiką į grupę, o kiti kaip tik nori to kontakto ryšio su kitais ir jie gali iškart šokti į grupę. Tai tas metodas, kaip sako, pagal žmogų, ar ne, mes galim ištraukti ir pasiūlyti kažkokius metodus konkrečius, kurie tiktų tam žmogui pagal jo dabartinį pasiruošimą. Mes galim iš tikrųjų pastebėti, ne, kad įvairūs žmonės, įvairūs klientai, jie yra skirtingam tam pasiruošimo kelyje ir gal niekada nesusidūręs nei su psichoterapija, nei tuo labiau su dvasiniais metodais, būsenom ir praktikom, tada labai tinka psichoterapija, edukacija, ar ne, piešimas, toks, kur gali labiau atsiverti ir tai yra saugu. Ar šitas būties planas, kaip tu sakai, patekimas į 7 būties planą, tai būtent Theta Healingas yra panašu į hipnozę, nes aš užsiimu hipnozę. Tai irgi kaip padedi žmogui panerti į tą tokią irgi būseną tarp miego ir būdravimo ir gali iš ten ištraukti tam tikrus įsitikinimus, galima netgi nukeliauti į praeitus gyvenimus. Tai yra irgi ne visada, priklauso nuo žmogaus, bet ar tai yra panašu? Aš manau ir pati esu patyrus irgi hipnozę, tai šiek tiek susikerta, tai persidengia, gal pasakyti. Tai Theta Healingas yra dar daugiau dalykų ir yra intuicijos lavinimas ir įvairūs ekstrasensoriniai gebėjimai, bet čia galbūt ne šį kartą. Tai žodžiu, turim įvairių metodų pagalbos žmonėm būtent toj srity, ar ne? Ir dėl to norisi dalintis. Norisi dalintis, kad kuo daugiau žmonių eitų, nebijotų ir drąsiai ieškotų pagalbos. Nes čia lygiai tas pats, jeigu mums skauda dantį, mes einam pas stomatologą, odontologą ir bandom tenais prašyti pagalbos, bet dar vis yra žmonių, kurie sako, aš pats susitvarkysiu, nenoriu niekur keliauti, čia yra mano ir aš galiu. Tai ką galėtum pasakyti tokiem žmonėm? Iš tikrųjų, tada aš dalinuosi savo patirtimi ir iš tikrųjų prieš kokį 20 ir daugiau metų aš buvau visiškai kitokia, turėjau tokią depresyvią būseną ir labai tas gyvenimas tikrai buvo nemielas. Ir dėka psichologijos ir paskui psichoterapijos ir kitų dvasinių metodikų aš pajaučiau, kaip galiu išlaisvinti savo vidų, jausti tą džiaugsmą. Ir būtent netgi per Theta Healingą mes mokėmės, kad tas gyvenimas, keičiant įsitikinimus,
gali būti lengvas, džiugus ir harmoningas. Tai vat ir einu tuo keliu lengvai, džiugiai ir harmoningai. Labai Tai faina. tas man labai patinka. Jo. Tai va. Ir tada labai aiškiai jaučiasi va tas gerėjanti gyvenimo kokybė. Kad mes galim netgi sunkiose temose eiti per žaismingumą. Tai mūsų irgi yra tas prigimtinis poreikis. Žaismingai, spalvingai, ar nerasti? Spalvingai, su spalvom. Kaip tik va čia turim pieštukų. Ir aš tai norėčiau pasakyti, pieškit, nebijokit. Jeigu norisi įsipiešti fraktalinį piešinį, paimkit lapą popieriaus gulščiai, pasimkit juodą tušinuką, išraizgykit ir tiesiog išleiskit viską ant lapo, visiškai nieko negalvodami, užmerktom akim, įsispalvinkit savo piešinį ir tiesiog pajauskit, kaip pasikeičia nuotaika. Nereikia jo skaityti, nereikia bėgti ieškoti mokytojų, kurie perskaitys. Tai yra tiesiog visų pirma nuotaikos keitimas. O aš ko galiu pasidalinti, tai labai daug žmonių šiai dienai išgyvena nerimą. Ir ką mes galim daryti, kad mūsų instrumentas numeris 1 yra būtent nosis, būtent kvėpavimas. Ir ką aš galiu daryti, tai giliai įkvėpti ir giliai dar giliau iškvėpti. Ir jeigu aš uždėsiu vieną ranką ant širdies, o kitą ant saulės rezginio, aš įjungsiu būtent klajoklį nervą, kuris padės man nurimti. Ir taip keli įkvėpimai, iškvėpimai, ką Rūsta minėjo, tai mes su emocijom galim sakyti, kad pirmiausia aš išsigandusi arba bijau, o po to aš rimstu, įkvėpiu ramybę, meilę, iškvėpiu stresą, įtampą. Tai ko nereikia. Taip, paleidžiu. Ir iš tikrųjų mūsų smegenys yra labai galingas instrumentas, kuris padeda gyventi geriau ir gražiau. Ir dėl ko mes šypsomės, Audronė. Šiandien visą laiką ir prieš filmavimą ir dabar atrodo nedingsta šypsena nuo veido. Žinai dėl ko? Kodėl? Todėl, kad 2 minutės šypsenos per dieną pasako mūsų smegenyse tas šeimininkas, viskas gerai, viskas šitam yra gerai. Tai reiškia, pakelia nuotaiką. Ir jeigu jūs darysit būtent 2 minutės šypsenos per dieną, važiuodami, bedarydami valgyti, kažkur tai eidami, pamatysit, kaip jūsų nuotaika pasikeis. Tai linkim jums gražios dienos, gražaus rudens ir tiesiog šypsokitės. Įkvėpiu meilę ir iškvėpiu sunkumą. Gražios dienos.